Krūvelė tepalo, bet mes naudosim tokį tepalą. Luxury Drive. Tai dabar žiūrėkit. Kas buvo mėgėjai šito rally sporto, tai rally sporto nebėra. Jį paėmė ir atnaujino ir dabar yra vat šitas Luxury Drive. Pridėjo kažko, burtų kažkokių dadėjo, pagražino bonkę, butelį, pakuotę tarą ir jisai dabar yra su Stage 1 revitalizantu. Tai kaip ir teoriškai jums nebereikia papildomai pilti revitalizanto keičiant tepalus. Jeigu jūs galvojat savo BMW arba kitą automobilį, į kurį pilsite šitos rally sport tepalus, drožt taip kaip aš drošiu, nu tai tada dadėkit revitalizantą. Dadėkit. Irgi atnaujintas. Anksčiau buvo tokiuose dėžutėse kartoninėse, dabar tiesiog yra Red Boost revitalizantas. Hada produkcija. Supilam vieną butelį tepalo, revitalizantą, pašildom. Jeigu šalta garažė, jeigu šilta garažė nešildom. Į mano bambalį telpa 7,5, bet kadangi jisai važiuoja sideways dažniausiai šonų, skersas, tai pilsim 8 litrus, net nežiūrėdami. Kvepia kaip originalūs Hada tepalai. Gerai suplakam. Čia žinot, kodėl prilipo, nes kažkas tai nudažė variklio šitą vožtuvų galvutės, dangtelius vožtuvų. Ir dažai prilimpa prie tarpynės. Tai čia geri burtininkai irgi šitą mašiną darė. O, jeigu važinėsit daily su mašina, šitam tepale yra revitalizanto. Jeigu važiuosit sideways, ir aš rekomenduočiau įsipilti dar papildomai revitalizantą. O, šito nebūtina plakt, matau. Jame jau ištirpinti tie burbuliukai, kur senam būdavo tokie granulytės, tai šitam jų nėra. Jos yra ištirpintos.